Gerbiamas lektoriau, papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir asmeniniai interesai? Sveiki, mano vardas Igoris Opryško, esu sveikatintojas, lektorius, asmeninis treneris, Redorakų ekspertas, na ir daug čia ką galima būtų pasakot. Dėstau dalyką, kuris yra labai įdomus ir dabar aktualus, tai holistinės sveikatos technologijos. Žodžių žaismas. Holistinės sveikatos ir technologijos. Atrodo, visi mums šitie žodžiai žinomi, bet jeigu mes sudėsim, išeina, atrodo, abrakadabra. Bet iš tikrųjų, tai yra mūsų gyvenimas, kaip ir DNK kodas. Ten yra įvairios raidės ir viskas suprogramuota. Tai čia kažkas tai to panašaus. Technologijos ypatumas visada yra tas, kad viskas kartojasi. Tai mūsų gyvenime ir gyvenime mūsų draugų ir žmonių principe viskas yra kartojasi. Tai jeigu mes kalbam apie sveikatą, tai yra metodai, kaip galima sveikatą išlaikyti. O holistiniai metodai, tai jie kompleksiniai. Tai toks išeina ypatumas pavadinimo ir pačio dalyko. Asmeniniai interesai yra labai tokie, sakyčiau, asmeniniai. Pačiam aktualu būti sveikam. Tai čia pradedu nuo savęs. Po to noriu, kad būtų sveika mano visa šeima, draugai ir kuo daugiau žmonių. Tai čia toks interesas prasideda nuo asmeninio, o baigėsi visuomeniniu. Tai dėl to ir dėstau. Kas būtent paskatino jūs pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos? Istorija šito klausimo yra pakankamai ilga. Savo šeimoje turėjau mediką, tai buvo mano mama, jinai buvo gydytoja, o tėvas, buvęs tremtinys, dalyvavo Antram pasauliniam kare ir vienu žodžiu pas jį buvo labai silpna sveikata. Tai savo šeimoje mačiau du lagerius santykinai. Mama žinojo viską apie mediciną, tėvas norėjo surasti ir ieškojo naturopatinius būdus ir bandė pastoviai. Ir su mama jisai visą laiką derino, kaip yra kas. Finalas buvo labai įdomus. Tėvas palaidojo savo visus draugus, nors jo sveikata visada buvo santykinai šiek tiek silpnesnė. Kai pamačiau tuos visus dalykus, kai pačiam buvo jau virš 40, kažkaip supratau, kad čia yra tai, kas yra įdomu, aktualu ir to labiau, kad įvyko taip, kad mano vienas klasiokas tada paliko šį gyvenimą. Tai taip ir atsiradau aš šitoj temoje. Gal galite įvardinti keletą ar kokias pagrindinės temas ir klausimus jūs nagrinėsite su studentais paskaitų metu? Paskaitų metu nagrinėsim pagrindinį klausimą. Kaip atsiranda tai, kad mes prarandam sveikatą? O holistinis požiūris tai reiškia, kad mes esam sistema, o ne atskiri organai. Tai kaip šita sistema atlaiko stresą, dėl ko jinai jo neatlaiko ir kur ta silpnoji grandis. Kadangi mes žinom, kad grandis visada turi silpną dalį ir jeigu mes ją nustatysim, visa sistema bus pas mus stipresnė. Tai bandau parodyti, išaiškinti, kad suprastų, kaip reikia mąstyti, kaip tik taip, su tokia paradigma, kad reikia ieškoti silpnos grandies, kai mes ją nustatysim, tai tada naturopatiniais holistiniais metodais mes galim padėti mūsų kūnui pasidaryti sveikesniu. Sveikatinimas tuo yra. Čia Dievo dovana, kad mes mokam atsistatinėti. Tai šitą super gebėjimą reikia, kad žmonės galėtų pritaikyti savo gyvenime. Kaip manote, kodėl šis dalykas yra svarbus ir naudingas žmonėms šiuolaikiniame pasaulyje? Sakykime, jaunimas bėga, dirba, skuba, nieko aplinkui nemato. Kaip pačios įgytos žinios gali būti taikomos praktikoje, kasdienybėje, bet kokio amžiaus studentams? Ypatumas šio laikotarpio yra toksai, kad mes esam informaciniam tsunami. Iš visur eina
labai daug įvairios informacijos ir žmogui principe labai sudėtinga ją kritiškai vertinti. Tam, kad ją išmokt kritiškai vertint, reikia turėt tam tikrus pagrindus. Nuo pagrindų viskas ir prasideda. Deja, mūsų mokymo sistema sukonstruota taip ir tai istoriškai susiklostė, kadangi žmogus sveikatą gauna nemokamai, kad šiuo dalyku galima nesirūpint. Ir pradeda rūpintis, kada praranda. Šitoj vietoj aš savo studentams ir visiems draugams sakau, žiūrėkit, jūs mokino tam tikrų laikų finansinių raštingumų. Kas mokino? Bankas. O kas jūs mokino būti sveikesniais? Tik tai daktarai, bet tuo atveju, kai jau atsirado lygos. O prieš tai niekas to nedarė. Kodėl? Tokia žmonių istorija. Yra laikotarpis, kada jie laimingi ir jiems atrodo, kad visą laiką būsiu sveikas. Bet jeigu tam tikrų momentų, tam tikrų būdų jiems bus parodyta, kad yra prevencija, yra tam tikri kirtiniai taškeliai, kad tu gali savo padėti. Ir tai yra, principe, nesunku. Šiek tiek pasikeitė į gerą pusę, plačiąja prasme, gyvenimo būdą, visai nedaug, nedidelė korekcija ir viskas bus gerai. Kaip jau paminėjote, kai ištinka problema, kreipiamas į gydytojus ir dažnu atveju tai yra gydoma tam tikrais medikamentais. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip žvelgiate į vakarų ir naturopatinės medicinos integracijos svarbą ir kodėl šis dalykas galėtų būti naudingas ir sveikatinimo srities specialistams ar vakarų gydytojams. Šioje vietoje mes esam unikaliam laikotarpį. Kodėl sakau unikaliam? Todėl, kad mes turim ir žinom, kad principai yra 3 medicinos. Yra tradicinė medicina, kuri atėjo iš senų laikų, tai kinų tradicinė medicina ir veda. Yra šiuolaikinė vakarų medicina, kuri paremta tyrimais ir jos atsiradimas, paskatinimas buvo kaip tik tos ūmios lygos ir ta situacija, kai reikia kovoti su sveikata. Kaip tik dabar. Bet išėjo taip, kad, kaip dažnai būna perlenkama lazda. Tai šiuo atveju tie metodai, kurie tinka gydyti arba išspręsti tą ūmią situaciją, jie netinka ilgalaikiams procesams. Ir čia turi būti kombinacija vieno metodo ir kito. Ir jeigu mes pažiūrėsim į situacijas, su kuriuom dažnai susiduria žmogus, tai priklausomai nuo to gyvenimo, sakysim, amžiaus, kiek jisai pragyveno, vieni metodai gali būti efektyvingesni už kitus. Ir šitoj vietoj, kuo šita integracija naudinga gydytojams. Deja, tas klasikinis vakarų medicinos išsilavinimas, jisai labai gilus ir labai specializuotas. Ir jisai labai geras, kai yra aiški problema. Bet deja, žmogus yra sistema, o ne vienas organas. Dėl to yra visokių sąsajų ir dažnai ta kombinacija, jinai gali veikti į vieną arba į kitą pusę. Ir kaip tą sužinot, kaip padėti, kaip išspręsti tą galvosūkį, kaip tik ir holistinis priėjimas ir technologija tą kaip tik ir leidžia. Kadangi viskas kartojasi, tų unikalių atvejų absoliučiai yra pakankamai nedaug, o pagrinde tai yra tas, kas jau kažkada buvo, pas kažką buvo ir ne taip savo kinų tradiciniai medicinai jau keli tūkstančiai metų. Reiškia, viskas kartojasi, reikia tik tai žinot, kur gauti žinias ir šitoj vietoj naujas požiūris iš kitos pusės kaip tik papildys kompetencijas šiuolaikinių gydytojų. Dėl to skaitau, kad jiems labai naudinga susipažinti su šita metodika ir jie tiesiog pakels savo kvalifikaciją ir jų pacientai bus laimingesni, kadangi greičiau galės atsistatyti ir antrą kartą negrįžti pas gydytoją su ta pačia liga. Bet jeigu problema jau aiški ir gydytojai ir holistinio požiūrio sveikatinimo specialistai turi kartu susieiti bendromis jėgomis, ar jūs už tai?
Be abejo, jeigu yra kritinis atvejis, tai turi būti tam tikras konsensusas, ką spręsti. Nu, kad negalima eit tiktai į vieną pusę. Jeigu krizė, turi būt susirinkt konsiliumas ir reikia spręsti. Ir reikia žiūrėt ir pasvert visus metodus, kaip galima paveikt tą trigerį, kuris inicijavo arba kuris dabar neleidžia sveikatos atstatymui. Gal galite pasidalinti vienu kitu sėkmės pavyzdžiu, kaip šio dalyko žinios galbūt jau padėjo išspręsti tam tikras problemas? Jo, turiu tokių pavyzdžių. Nu, vienas iš pavyzdžių tai praeitų metų studentė, kai atliko keletą sveikatinimo procedūrų, taip galima būtų pasakyti, pas ją dingo galvos skausmai. Tai atrodo labai paprasta, bet jokių vaistų, holistinis, kompleksinis priėjimas ir technologija ir viskas įvyko. Dar turiu žmonių, kurie turėjo viršsvorį ir pastoviai skundėsi, kad neturi energijos. Šita metodika leido ne tik tai stabilizuoti svorį, bet pas žmonės atsirado energija. Kodėl? Todėl, kad ne vaistais, o bendrų priėjimų, tai yra ir fizinis aktyvumas, mitybos pasikeitimai, pasaulėžiūros pasikeitimai, čia irgi jau psichika. Nu, viskas kompleksiškai padarė tokį efektą, kad žmogus iš to, kuris, kad gauti energiją, turėjo gert kavą ir valgyti saldumynus, dabar džiaugiasi, kavą geria, bet rečiau ir su malonumu. Tai tokie. Ir dar turiu labai įdomų pavyzdį, tai mano klientas, pacientas, jisai ne Lietuvoje gyvena, jisai jau bočius, jam virš 70, ir jisai turėjo problemą su spaudimu ir jam buvo išrašyti statinai. Ir jisai kreipėsi dėl to, kad statinai turi tokį šalutinį poveikį, kad skauda raumenis. Mes padarėm konsiliumą su jo gydytoju kartu, pagalvojom, kad galima sugalvoti variantą, kaip padaryti, kad būtų geras efektas. Buvo sukurta specialiai jam tinkama programa, gydytojas ją palaimino, kadangi mes kartu darėm. Po pusės metų atsisakė statinų ir po truputį viskas pas jį stabilizavosi ir nebuvo tos situacijos, kad reikėjo pastoviai vaikščioti pas gydytoją. Nu, tai 3 pavyzdžiai tokie. Skirtingos amžiaus grupės ir visur kompleksinis, holistinis priėjimas. Taigi, kviečiu jūs visus, kas matot arba girdit, ateit studijuoti į holistinio ugdymo institutą. Holistinės sveikatos technologijos modulis, kuris labai vertingas praktiškai visiems. Ir tai nesvarbu, ar jūs esat sveikatos srities specialistas, ar jūs tik tai domitės, ar galvojat, kaip jums pradėti sveikesnį gyvenimą. Ateikit ir tai jums padės.